Sveiki, šiame video noriu pateikti informaciją, kaip transformuoti savo emocijas, bet kokias mums atrodančias sudėtingas emocijas, kurios mums gali būti sunkios, stiprus išgyvenimui, galbūt tiesiog kažkokia būsena sunki. Ir tai aktualiausia man perduoti, nes vedu individualias sesijas ir tarp sesijų būna tas etapas, tas laikotarpis, kurį reikia pragyventi, išgyventi ir perjungti psichiką, perjungti programą į kitą programą. Iš vienos, iš sunkios būsenos į kitą programą ir tą reikia praeiti. Su tokiu palaikymu ir savo auditorijai ir palaikymu kitiem žmonėm, kurie irgi eina kažkokią psichoterapiją, eina kažkokias sąmoningas praktikas, viskas, kas pakelia emocijas, kas priverčia susidurti su kažkokiais įvykiais, būsenom. Ir žmogus, nežinodamas, kas vyksta viduje, jisai nežino, kaip tą praeiti. Jam gali pritrūkti resursų, gali pritraukti žinių, informacijos, gali pritrūkti atramos vidinės. Tai tas video skirtas būtent tam. Nes kai jūs gaunate resursą, resursas, išteklis, kuris gali būti bet koks. Vienas dalykas yra planetariniai kažkokie pokyčiai, gali būti tiesiog energijos ateinančios, naujos energijos ateinančios į Žemę, Žemės vibracijos pokyčiai, pilnatis, mėnulio energijos. Jeigu jūs nedarote praktikos, jūs vis tiek kažkur dalyvaujate kažkokiame planetarinėme procese, kur jūs užpildo energijomis. Kai jūs užpildo energijomis, aukštesnių vibracijų, negu yra jūsų blokai kažkokie, tie blokai vidiniai pradeda pasikelti į paviršių. Nes kas yra blokas? Blokas tai yra tokia emocija, tai yra energijos gumuliukas, kuris tiesiog iš tankių tokių tamsių energijų, kur nėra šviesos, galima sakyti. Jisai toks pakankamai tankus ir ten nepakliūna tokia šviesa, tokia pozityvi kažkokia mintis. Tai vat, iš to mažo bloko gali susidaryti sunki būsena ten keliom dienom ir noras, pabėgti iš to pasaulio, kažkaip užsidaryti, dirbti ir taip toliau. Tai labai svarbu suvokti, kas dedasi viduje, kodėl tas vyksta, kodėl tas pakyla ir visą laiką suprasti, kad ką aš jaučiu, tai yra tik tai energija. Tai nesu aš. Tai nėra mano būsena, kuri man nesibaigs. Tai yra tiesiog energija, kuri man dabar nori pasakyti, kad aš turiu kažką iš vidaus išleisti. Kažkas užsistovėjusi, kaip pavyzdžiui, jūs pamerkėt gėles ir per tam tikrą laiką tas vanduo užsistovi ir jį reikia pakeisti. Jeigu jo nepakeisti, jisai pradeda gesti, jisai pradeda skleisti kažkokį kvapą ir jisai praranda gyvybę. Tai mūsų viduje irgi emocijos, tai yra vanduo. Jeigu yra tokių emocijų, energijų, kurios kažkada nebuvo išleistos, nebuvo pakeistos, kažkur nebuvo transformuotos, jos lieka ir pradeda būti, galima sakyti, pradeda kažkaip trukdyti mums gyventi, patirti tą malonumą, džiaugsmą iš gyvenimo. Pirmas dalykas, aš noriu papasakosiu, kaip po sesijos dažniausiai vyksta pokyčiai, bet jūs tą galite integruoti visur. Po praktikos, jogos praktika, pavyzdžiui, nebūtinai darbas su terapeutu jums pakels kažkokią emociją, kurią reikia išleisti, kuri išjudins tam tikrus blokus, pasenusias kažkokias tamsias tokias energijas. Tai gali būti bet kokia praktika, kur jūs atliekate meditaciją, tai gali būti joga, kaip ir minėjau, arba jūs nueinate pas fizioterapeutą, osteopatą, kinezologą, kuris pajudina bloką.
Nes tas energijos gumulas, tas blokas, apie kurį aš kalbu, tai yra vieta, kuri negauna dėmesio, kuri tarsi jūs jo nematote. Todėl jinai viską daro, kad tik tai ten pakliūtų dėmesys. Jinai gali pritraukti iš išorės kažkokius įvykius, kad jūs vėl ir vėl susidurtume su tą pačią situaciją, kurios jūs nesuvirškinot kažkada. Ir jinai pradeda veikti iš vidaus, kaip veidrodinis efektas į išorę, kad pagaliau jūs kažką suvoktumėte ir paleistumėte tą emociją. Aš pasakysiu pavyzdį. Visą laiką aš, labai dažnai tą pavyzdį sakau, nes jisai yra labai dažnas. Visų pirma, tai yra klasika, tai yra labai su tuo susidurima, nors atrodo, kad tai yra banalu, bet realiai žmogus patiria labai stiprų skausmą ir traumą. Patirti pirmą kartą emociją yra baisiausia. Paskui ta emocija, jinai nėra tokia baisi, kaip mūsų protui atrodo. Nes jisai užfiksuoja būtent tą gilumą, kurį mes patiriam pirmą kartą, kaip buvo patirta didžiulė, pavyzdžiui, kaltė arba gėda arba kažkokia baimė. Kaip pavyzdys, mergaitė ruošia mamai staigmeną, 2 dienas piešia, jinai ten nupirko specialius kažkokius ten pieštukus, nupirko ten kažkokį popierių specialų, jie ruošia, labai daug energijos išeikvoja su tikimybė, su lūkesčiu, kad jinai gaus meilės, kad jie atsidėkos, nes vaikai, jie prisimaitina emociją, džiaugsmo, kai tavimi džiaugiasi, kai tave pagiria. Ir, pavyzdžiui, jinai ruošiasi, daro kažką ir atneša ir mama nesureaguoja. Arba jai nepatinka, arba jinai ten išmeta po kurio laiko, arba tiesiog kažkur pabėga mintimis, turi kitų reikalų pas kitą vaiką, dar kažką. Ir kai neįvyksta tos lūkesčio patenkinimo, laukimas, kad mane pagirs, aš tiek dariau, aš taip stengiausi ir kažkas ten nebuvo gauta, įvyksta trauma, didžiulė trauma, nes pakyla labai daug energijos tam sukurti ir ta energija, laukia grįžtamo ryšio. Jeigu grįžtamo ryšio nebuvo, jinai pradeda, tarsi negavo šviesos, jinai pradeda tamsėti ir įvyksta toks išskaidimas. Išskaidimas į vienas dalykas į auką, kai aš negavau tai, ko norėjau, aš esu blogas, protas sugalvos bet kokią programą, kad tik tai pateisinti tą situaciją, aš esu blogas, aš blogai padariau, aš kažką ne taip prieš tai padariau, aš išvis labai blogas vaikas, kažką vis tiek sugalvoja savo pakliūti į aukos būseną. O kita dalis, ten išsiskaidimas vyksta tam tikros dalies, o kita dalis visą laiką laukia. Nes ten užtaisas, kuris pakilo, energijos užtaisas, tas laukimas, kuris buvo pripumpuotas į tą dovaną, jisai taip ir liko ore, jisai neliko patenkintas. Ir dažniausiai su tą traumą žmogus eina į gyvenimą ir pritraukia skirtingus įvykius, visiškai kitos dekoracijas, kiti žmonės, bet trauma ta pati. Aš kažką darau, daug labai investuoju savo energijos, bet grįžtamojo ryšio nėra. Ir žmogus susiduria su tuo tiek kartų, kiek ten buvo užtaiso, kad tą užtaisą iškrauti. Pirmą kartą ten yra didžiulės trauma, nes vaikui ir mama, pavyzdžiui, tai yra kaip mama, reiškia, vaikui mama yra Dievas, tai yra jo dalis, tai yra, jisai galvoja, kad jie yra iš vieno. Ir tai yra tarsi aš save išduodu, Dievas mane išduoda ir Dievas manęs nemyli. Ten didžiulis užtaisas, didžiulė trauma. Ir tam, kad tą išgyventi, pragyventi, be abejo, ta tamsioji dalis, kuri negavo dėmesio, tai reiškia, jinai patamsėjo, jinai eina ieškoti būtent tokių pat įvykių, kad kažkaip iškrauti tą emociją, kad kažkaip iškrauti tą skausmą.
Ir patikėkit, būna labai rimtų istorijų, paskui santykiuose, tarpusavėje kažkur su vaikais arba darbe vis pasikartoja tas pats scenarius. Ką reikia suvokti šitame dalyke, kad tai yra praktiškai, kiekvienas praeina, čia yra normalu, kiekvienas patiria traumą savo lygyje ir tam tikrą traumą uždaro tam tikrą energiją, kurios kol kas žmogui nereikia, kuri, pavyzdžiui, čia buvo kūrybinė energija, ne? Kuri tam tikram laikui turi būti uždaryta tam, kad žmogus išmoktų ją valdyti, prijaukinti, nes kūrybinė energija, jinai vyksta maginė energija ir kartais galima su ją, neturint sąmoningumo, pridaryti žalos kitiems žmonėms. Ir tokių uždarimų iš vaikystės gali būti labai daug. Ir paskui mes tą dalyką išpakuojam. Kai žmogus ateina į sesiją, pavyzdžiui, arba ten, nežinau, eina kažkur kitur, praktikas daro ir jam pakyla vėlgi ta emocija, jisai jaučia, kad aš jaučiu tą dalyką, jam labai svarbu suvokti, suprasti, kas tai tokio yra, ką aš jaučiu, kas manyje prašo dėmesio, kur aš tą galiu duoti. Mes neieškom išorėje. Išorėje niekada mes negausim resursų iš kitų žmonių. Mes turim patys suprasti, kaip savo padėti, kaip savo tą atramą suteikti, kurios tada nebuvo. tą resursą suteikti, kurio tada nebuvo. Nes anksčiau buvo laukimas, kad man mama duos, dabar mes turim suprasti, kad ta dalis ieško manęs, ne mamos, o būtent, kad aš kaip didelė duočiau būtent tai daliai, tai mažytai užstrigusiai vaikystėj daliai, bet kažkokį tokį resursą. To, ko jinai negavo, pagirimo, tu šaunuolė, tu taip pasistengi, aš taip įvertinu tai, ką padarėjai, tu tiek įnešiai čia energijos. Žodžiu, čia yra tik tai viena dalytė, su kuria galima pradirbti, kad jinai daugiau nepritrauktų istorijų, kurie gali sugriauti jų gyvenimus, santykius, darbą ir taip toliau. Kas vyksta sesijoje, kaip ir minėjau, arba pavyzdžiui, per praktiką bet kurią, arba masažas. Ten, kur jūs tarsi kažkas svetimas pajudina jūsų bloką, duoda ten truputėlį dėmesio. Jeigu ten duoda truputėlį dėmesio, paspaudžia arba įeina į tą, paklausinėja, užduoda klausimą atitinkantį, vis tiek psichologai, regresologai, jie žino, ką reikia paklausti, tos dalies, kad jinai suprastų, kad jinai gauna to dėmesio. Kas įvyksta tada? Kai virtualiame gyvenime, taip sakant, virtualiame plane, biolauke, energetinėme lygyje, kai mes nesusidurėm su situacija, o kalbame su žmogumis. Pavyzdžiui, aš iš savo pavyzdžio pasakau, aš visą laiką nueinu į tą dalį, mes žiūrim problemą, aš nueinu į tą dalį ir aš duodu to resurso, ko negavo ta dalis. Tiesiog per pokalbį galima suprasti, kokio resurso negavo, ten užpildom tą resursą, ten reiškia tą laukimą irgi apsukam, kad žmogus neieškotų savo kažkur santykiuose tos emocijas, kad jisai suprastų, kad jisai pats tą gali uždengti. Ta dalyką uždarom, užfiksuojam, kad tai yra mano vientisa dalis ir to neužtenka. Nes tai, kas padaryta kažkur astraliniam plane, tas būtinai turi realizuotis realybėje. Jūs, pavyzdžiui, padarėt kažkokią praktiką, gavot šviesos, gavot resurso iš kažkur, arba jūs padirbėjot su psichologu, jūsų ta tamsioji dalis, kuri ten aukoje, jinai gavo
tam tikro resurso. Ir svarbu tą resursą nunešti į tą situaciją, kuri realizuosis gyvenime. O ji tikrai bus realizuota, kažkas įvyks tokio, kas labai panašu į tą dalyką. Ir svarbu nesureaguoti lygiai taip pat. Nesureaguoti, nepaimti to elgesio modelio, kuris buvo kažkada užfiksuotas. Nes tada, pavyzdžiui, grįžtam į tą situaciją su mama ir mergaitė, ką mergaitė daro? Jinai tada, jai kyla kažkokie jausmai. Kyla jausmai, instinktai, arba bėgti, arba pulti. Viena pradės pulti, sakyti, kaip tu čia galėjai ir taip toliau. Gali gauti atgal kažką, jeigu mama bus nepatenkinta, bus agresyviai. Arba kaip tik jinai užsidaro. Tai vat irgi gali būti būsena. Ir elgesio modelis, koksai užsifiksuoja. Arba bėgti, arba rėkti, arba slėptis, arba užsišaldyti, mirti. Ir va, tas elgesio modelis, jisai užsifiksuoja ir su tuo žmogus eina į gyvenimą. Ir kai tik įvyksta situacija, kai jisai panaudojo savo energiją, norėjo kažkur investuoti, kažkam kažką gero padaryti, bet nieko grįžtamo negauna, jisai pakliūna į tą auką, jisai galvoja, kad manęs nemyli, kad aš daugiau nieko nedarysiu, norisi dingti, mirti ir taip toliau. Kai įvyksta sesija, kai mes jau pajudinom tą bloką, arba jūs kažkur pradirbot, nežinau, praėjote kvėpavimą sesiją, praėjote jogos kažkokią praktiką ir gavote šviesos į tą vietą, pajudinot tą bloką, kuriame buvo kur buvo užstrigęs tas blokas, nes per fizinius pratimus jūs irgi blokus išjudinat ir nukreipiat ten dėmesį. Ir ten, kur dėmesys nukrypsta, ten labai svarbu realybėj tą ir prasukti. Ir kai jūs gavote resursą, susidurėt su tą situaciją, jums labai svarbu tą pakeisti elgesio modelį. Ne įkristi į tą pačią auką, o suprasti, kad tai yra patikrinimas, kad jums reikia, kad mane myli. Tiesiog aš turiu toje vietoje ne būti aukoje, o grįžti į save, palaikyti save, viskas tvarkoj, žmogus neturėjo laiko, žmogus dabar neturi sveikatos tau atsakyti, jisai labai užsiėmęs, jisai turi daug savo traumų, daug savo darbo ir taip toliau. Ir tai nereiškia, kad jisai tavęs nemyli, o tiesiog aš tave myliu ir duoti tokios palaikymo, atramos, paramos savo. Ir taip praeinamas tas patikrinimas, taip sakant, ir ta programa, jinai gauna lūžį, tokį perjungimą, jūs protui parodot, kad tai yra saugu, kad čia nieko baisaus, visiškai nieko tokio, kad kažkas man kažko nedavė, aš pats galiu sau duoti. Ir ta programa, jinai jau netenka tokio svorio ir jinai jau jūs neįtakoja išorėje. Ir čia vienas dalykas, kurį reikia suvokti, kaip save palaikyti, praeiti būtent tokį etapą. Pati pirmoji situacija, kuri buvo vaikystėje, jinai stipriausia užtaisyta. Paskui jūs tos emocijos, jums net neduoda praktiškai jos pajausti, protas iš karto duoda alarmą, kad ten bus blogai, ten nerealiai skausminga, neeik į tą emociją, ten sunku ir žmogus tarsi užsispaudžia ir neleidžia tą emociją išeiti. Čia svarbu suprasti, kad tai buvo vaikystėje. Dabar aš esu didelė ir tikrai tą galiu išjausti. Atsiverti tą emociją. Tai reiškia, jeigu jaučiat, kad atėjo gėda, taip, atsitiko kažkokia situacija. Ne šiaip savo, reiškia, kažką aš turiu per tai praeiti, suprasti, išleisti tą gėdą, kuri buvo kažkada manyje, kur aš prisėmiau, galbūt kažkieno gėdą, galbūt savo gėdą. Greičiausia kažkieno, nes mes vaikystėje prirenkam emocijas iš tėvų, kad lengviau jiem gyventi būtų. Ir kai jūs tik tai jaučiate tą emociją,
protas duoda aliarmą, tik tai neeik į tai, ein kažką daryti, parūkyti, išgerti kavos, kažką nuvykti, kad tik tai išeiti iš tos būsenos. Padarykite atvirkščiai, įeikite į tą būseną. Taip, aš jaučiu dabar stiprų nerimą. Tiesiog išbūti tame, pakvepuoti, ramiai. Taip, tas yra manyje dabar pakylo ta emocija, kurios aš nesuvirškinau kažkada vaikystėje. Taip, aš tada buvau maža. Mano protas sužinojo pirmą kartą tą stiprų užtaisą, pajuto tą skausmą ir visą gyvenimą saugojo mane nuo to skausmo. Ir dabar aš galiu patikrinti, ar tai yra tikrai taip baisu ir mirtina, kaip buvo tada. Ir tiesiog toje būsenoje pabūti. Taip, nerimas, aš viduje jį jaučiu. Ir kvėpuoti, duoti dėmesiui. Atsiminkite, prisiminkite, kaip aš sakiau, kad jisai užsidarė, sutankėjo, sutvirtėjo, tas gumulas energijos, todėl, kad ten negavo dėmesio. O mes kvėpuojam į jį, duodam ten šviesos, dėmesio ir jisai pradeda tarsi skleistis, jisai pradeda keistis kažkaip. Dėmesys tai yra meilė, tai yra energija. Ne veltui yra posakis, kur dėmesys, ten yra ir energija, ne? Nes mes su savo žvilgsniu, su savo dėmesiu galime nukreipti savo energiją kažkur. Ir jeigu mes, kai jaučiame, kad viduje kažkas dedasi savo dėmesį kažkur į vidų, čia kažkas kitas kažką padarė, ten dar kažkas kitas kažkur, ten kažką nupirko, bandom tą dėmesį nukreipti į kitus, mes jį sudeginam dėmesį, tai sudeginam savo energiją. Einam į vidų, pasižiūrėti, nuo ko mes bėgame, kodėl mes norim sudeginti tą energiją. Ten nėra taip baisu, kaip protas kažkada užsifiksavo. Ir su to dėmesiu mes tiesiog galim nukreipti į tą emociją, ką aš dabar jaučiu. Taip, manyje dabar šitas yra. Būna labai baisu. Iš tikrųjų būna tikrai labai baisu, atrodo, tu pats negali susitvarkyti, bet visą laiką yra atrama iš kitų žmonių. Ateikit pas kažką, pasakykit ten vyrui, žmonai, apkabink mane, man dabar reikia tavo pagalbos, tu gali manęs neišklausyti, tiesiog man reikia tavo atramos dabar. Paskambinti artimam žmogui, kuris tikrai gali jūs palaikyti. Paskambinti, parašyti savo psichologui, kuris tikrai gali jūs palaikyti. Nebėgti nuo šito. Svarbiausia išmokti toje būsenoje, kompensuoti save, reflektuoti, suprasti. Be abejo, greitesnis tas išėjimas gaunasi tuomet, kai tu suvoki, kas tai yra. Todėl man lengviausia dirbti per likimo matricą, kur yra, aš žinau, kas manyje, kokios energijos gali pakilti ir dėl ko. Pavyzdžiui, tos energijos, jos ateina ne šiaip savo tie įvykiai vaikystėje, nes tai yra giminės programos, žema savivertė, ten, nežinau, susinaikinimas, viskas tai ateina jau iš kažkur, mums tik tai užsikrauna vaikystėje. Ir kai mes suvokiam, kas tai yra, kai aš suvokiu, dabar aš jaučiu mirties energiją, pavyzdžiui, kuri man duoda impulsą dingti, užsišaldyti, prasmykti skersai žemę, kažkaip kažką padaryti, ką darė mano giminės nariai, kurie išgyveno. Būtent taikydami šitą modelį, nes taip tada buvo saugiausia. Dabar aš galiu kitaip. Tiesiog reikia suprasti, kad jūsų protas greičiau paleistų tą emociją, kad jūsų protas greičiau suvoktų, kad tai nėra baisu, kad tas visas programas galėtų paleisti, jam reikia išaiškinimo. Jam reikia išaiškinti, jis tą padarė todėl, kad jisai negalėjo ne dėl to, kad manęs nemyli, pavyzdžiui, ne? Vaikas man nepaskambino dėl to, kad išaiškinimas ir suvokimas, kodėl man tas dabar kyla, ką man tai dabar rodo, kokias programas giminės aš turiu praeiti, ne? Jeigu pavyzdžiui, žmogus turi
finansų blokus, turi, pavyzdžiui, problemų su sociumu, jisai žino jau, kai jūs žinote savo užduotis, kurias jūs turite praeiti, savo giminės programas, jūs jau žinote, kokia gali pakilti jum emocija ir jum lengviau tą suvokti ir paleisti. Ir suvokimas greičiau ateina, kai tu supranti, kodėl kažkada tos energijos negalėjo panaudoti žmogus, kodėl jinai buvo užblokuota. Pavyzdžiui, kodėl tas blokas, grįžtam į situaciją su mama ir mergaitė, pas ją uždaroma kūrybinė energija tokiu būdu. Ir greičiausiai kūrybinė energija bus uždaroma tokiu pat būdu per visas kartas, nes kažkada giminėje kūrybinė energija buvo grėsmė. Kažkas galėjo, pavyzdžiui, būti kūrybinė energija, tai anksčiau jinai pasireikšdavo kaip raganystė, kaip mediumas, kas buvo labai nepriimtina. Arba žmogus galėjo būti ten dailininku, jeigu paprastesnį dalyką paimti, ir neišgyveno būtent iš savo to biudžeto, kurį jis gaudavo. Tai bus daug tokių užtaisytų blokų, kodėl ta kūrybinė energija yra grėsmė ir kodėl ją reikia uždarinėti mergaitėm ar berniukam kiekvieną kartą, nes ta programa ne šiaip savo suveikia, jinai suveikia, nes yra kažkur blokas jau iš toliau. Ir tiesiog, ką mes darome dažniausiai, jeigu aš suprantu ir matau jau, koks yra blokas, kodėl vaikystėje jisai buvo uždaryta, kokia energija, koks resursas buvo uždarytas, mes tada turim priimti tą situaciją. Pavyzdžiui, aš sutinku ir priimu visus mano giminės narius, kurie buvo, pavyzdžiui, raganos ir nukentėjo nuo to, buvo sudegintos, buvo kažkaip užmėtytos akmenimis, kurios kažkada labai stipriai nukentėjo arba mirė nuo to. Nes dažniausiai grėsmė kyla nuo ten. Ir aš duodu jom vietos. Dabar yra visiškai kiti laikai. Dabar tą kūrybinę energiją aš galiu reikšti ne iš ego, kad ten žudyti kitus, keršyti kitiems, o iš meilės tą kūrybinę energiją galiu skleisti pagalbai kitiems žmonėms. Tiesiog kitas pasirinkimas turėtų būti. Tai, kad visas tas modelis, giminės, didžiulė programa kažkaip išjudėtų iš kūno, pasikeistų gyvenime ir daugiau negazintų jūsų ir tą galėtumėt kažkaip išleidinėti, paleidinėti ir pasikeisti, bet svarbu yra suvokti, kas tai buvo, kodėl ten buvo užblokuota, koks blokas dar iš toliau ateina ir tą priimti taip, greičiausia taip. Labai dažnai berniukam, pavyzdžiui, kūrybinė energija blokuojama, kad negalima verkti, kad negalima rėkti, išdykauti. Irgi yra uždėtamas blokas, kažkaip draudžia tą, stato į kampą, tik tai tylėk ir taip toliau, jokių emocijų pasireiškimų. Taip blokuojamas yra emocijos, kūrybinis potencialas, kuris gali būti kaip grėsmė giminėje. Ir taip per tokius patyrimus, kurie buvo iš giminės, alkis, kažkokių pinigų praradimai, žmogus gauna tą visą krūvį, užtaisą ir blokus jau nuo pat vaikystės, kur jisai paskui susiduria su tuo, žaidžia tą patį scenarijų su kitais žmonėmis, vėlgi griūna, vėl pradeda kažką buksuoja, pradeda kažką daryti, vėl išsenka energijos, nes ten viduje yra kažkur skylė, kuri suvalgo visą tą energiją. Ir žodžiu, čia yra pataisomi dalykai, dabar ačiū Dievui, tai yra viskas yra pataisoma. Tiesiog norėjau tokiu palaikančio video suprasti, suvokti, kas dedasi jumise, ką mes darom per sesiją, ir noriu pasakyti, kad terapeutas, kuris su jumis dirba, jisai neprisiima atsakomybės už jūsų gyvenimą. Tik tai žmogus pats turi prisiimti atsakomybę už savo gyvenimą. Jisai pats turi praeiti savo egzaminą, jisai pats turi sugalvoti, kaip jisai turi pasielgti. Jokie patarimai, ką jūs turite daryti, kad ten, ką
kas įvyks, jokios prognozės, patarimai, ką jums daryti, jūs tik tai paskutinis pasirinkimas už jūsų. Niekas jums negali pasakyti, kiek turėti vaikų, ar išsiskirti su vyru, ar neišsiskirti, ten nežinau, į kokį darbą eiti. Čia vidinis turėtų būti pasirinkimas pačio žmogaus. Niekada neperduokite atsakomybės ir nepriimkite programavimų iš kito žmogaus. Pavyzdžiui, jeigu jums žmogus programuoja, sako, ten, pavyzdžiui, šitos ligos jūs tikrai ten kokius 10 metų neišgydysite. Tai yra programa, jums perduoda, jūs tikite ir jums visą laiką tas pasikartoja. Jokių programų nepriimkite, paskutinis jūsų yra prisiėmimas atsakomybės tik tai už jūs. Dar noriu papildyti, kad kartais nuo sesijos iki sesijos laikas, nuo praktikos iki praktikos, nuo resursinės iki resursinės būsenos, žmogų neužtenka to resurso. Nes tam, kad iškrauti visą tą emociją, kurią mes pajudinom, pakėlėm, tą bloką, kurį mes atkreipiam dėmesį, tam reikia daug resurso ir realybė. Ir pavyzdžiui, žmogui pritrūksta to resurso ir psichika paskirsto tiek jėgų, kad praeiti tiek, kiek jai reikia tuo metu. Pavyzdžiui, mes galim daug darbo padaryti per sesiją, truputėlį mažiau realybėje prasisuks. Nes žmogus, pavyzdžiui, labai daug dirbo, išeikvojo visą energiją į darbą, dar kažkur išeikvojo energiją ir psichikai suvirškinti tą procesą nebuvo galimybės. Tai labai svarbu eiti kažkur į mišką, plaukioti, gauti papildomai tokio įžeminimo, malonumų savo kūnui, masažą, pakvepuoti, tiesiog kojas į žemę, nuleisti į žolę, pabūti gamtoje, prisipildyti, kuo daugiau jūs prisipildot, tuo daugiau galite išvežti tos emocijos, tuo greičiau visas tas rakštys, taip sakant, gali išeiti. Nes jeigu jums neužteko resurso ir jūs nepajudinot, kažkiek galbūt dalis tik tai sluoksnis nusiėmė, tai nėra blogai, tiesiog taip reikia, mes nieko paskubinti negalime, su psichikoje yra toks mechanizmas, kuris totaliai tiksliai viską sudėlioja, pats savaime ją skubinti nereikia, jisai permeta į kitą laiką, kai bus daugiau resurso. Ir tiesiog reikia žinoti, kad nieko čia baisaus, tiesiog aš arba pats gausiu resursą ir tas man padės kažkur iškrauti vėl su kita situacija tą emociją. Ir tai yra normalu. Tai yra normalu, kad ne per vieną kartą jums viskas prasisuka. Tai taip sureguliuoja pati psichika. Ir apskritai, kuo daugiau resursų jūs gaunat, resursą, kaip ir minėjau, kaip taip yra gamta, tai yra darbas su kūnu, meilė savo kūnui, tai yra poilsis, jūra, baseinas, ten, kur jūs galite atsigauti, gauti tokio pripildymo, meditacija kažkokios šviesos, darbas kažkoks meditacijos resursinis, kurios resursuoja, medis, pieva, kurios duoda jums saulės šviesos, tai irgi duoda pripildymą ir vėlgi jūs galite tą rakštį dar pajudinti, dar vieną sluoksnį kažkaip pakelt, išstumti iš savęs. Tai nuo to irgi labai priklauso, kiek jūs pradirbėt, kiek jūs galite iškasti iš savęs tų pasenusių tokių blokų ir programų. Ir dar vienas dalykas, kurį šiame video irgi norėjau iškomunikuoti. Nesenai žiūrėjau tokį chatą psichologų, kur rašo ir klientai. Ir tokia diskusija, blogas terapeutas, geras terapeutas, blogas ar geras, blogų nėra. Jeigu žmogų prileidžia dirbti su žmonėmis, prileidžia aukščiausios jėgos. Šiaip savo niekada nieko neprileidžia dirbti su žmonėmis, nes tai yra labai atsakingas darbas, taip sakant, nes mes perdodam programas, mes pasiėmėm programas, mes mainomėms energijom, čia yra toks rimtas dalykas, bet jeigu žmogui jau atveda į tai, reiškia, tas žmogus jau laidininkas, jisai jau yra laidininkas ir perduoda kažkokią informaciją. Ir jisai pritraukinėja būtent tokius žmonės, kuris praėjęs savo kažkokį
bloką ir pritraukia tokius žmonės, kuriems reikia būtent tos energijos, kuris jam atsivėrė, galima sakyti taip. Nesvarbu, kokiame lygyje yra terapeutas, kaip jisai pradirbtas ar nepradirbtas, jisai vis tiek duoda kažkokią patirtį. Blogų patirčių nėra. Net ir ta patirtis, kur jūs nusivylėt, galbūt kažkur sumokėjot, kažko negavote, jeigu jūs kaltinat kitą žmogų, reiškia, jūs neprisimate atsakomybės. Visą laiką, jeigu jūs sujungia, reiškia, tas buvo reikalingas. Tik tai nepasiėmėt resurso, tai reiškia, nesuvokėt, kam tai buvo reikalinga, ką aš galėjau pasiimti. Net ir klaidą galima padaryti, ne, ir tame terapijoje, pavyzdžiui, arba santykiai, čia nesvarbu, kur jūs ateinate į renginį, sumokėti ir negavote lūkesčių. Vis tiek yra kažkoks nauda iš to. Mes galvojam, kad nauda tai yra kažkas gera, kažkas wow. Nebūtinai. Vis tiek jūs gaunate kažkokią arba emocijos išleidimą, tą patį nepasitenkinimą, tą patį kažkokį, nežinau, kaltės jausmą, kurį irgi išleidžiate. Ir jeigu, kaip ir minėjau, žmogų jau prileidę prie to, reiškia, jisai laidininkas ir gali praleisti kažkokią energiją, kurie jums reikia atsiverimui. Ir atsiverimas nebūtinai, kaip ir minėjau, čia iš karto euforija ir kažkas jums pasikeis ir pinigai pasipils, nebūtinai. Jums laidininkas gali perduoti naudingus kodus, kurie jūs nukreips į kitą vietą, dar kažkur. Jūs visą laiką turite prisimti atsakomybę ir suprasti, kur jūs veda, visur yra nauda, visur. Net jeigu jums atrodys, kad jūsų lūkesčiai nepatenkinti. Tiesiog pasitikėti, kad jūs visą laiką atveda pas tuos žmonės į tas praktikas, kur jums reikia būti. Visada taip yra. Nu kągi, aš tikiuosi, video bus naudingas ir bus dalinis toks palaikymas, atrama, kad kiekvieną emociją, kiekvieną būseną galima praeiti. Ir tai yra emocija, tai yra kaip tiesiog energija, tai nesat jūs. Jeigu jūs jaučiat būseną blogą, nesakyti, kad man blogai. Tiesiog aš jaučiu kažkokią viduje mano energiją, atėjo kažkokią, kurios aš nesuprantu, nesuvokiu, kas tai tokio. Tiesiog atskirti save nuo tos energijos, ne aš bloga, ne man blogai, o tiesiog kažkas viduje man pakylo, ko aš dar ne iki galo nesuvokiu. Ir jeigu jūs jau giliau nagrinėjat, jūs galite klausti savo aukščiausiojo aš per sapnus, per metaforinės korteles, ką man nori parodyti, kas dabar pakyla, kokia emocija, ką aš turiu suvokti šitame gyvenime, ką aš turiu situaciją suvokti ir ką turiu pakeisti, ką aš visą laiką darau blogai, galbūt aš kažko nematau, arba paieškoti patarimo. Taigi, va tiek informacijos. Mielai lauksiu jūsų savo asmeninėse sesijose, matricos konsultacijas irgi dabar jau pasikeitė kitokio lygio, nes aš darau čenelingą per kanalą, daugiau naudingos informacijos, daugiau kodų, gydančios informacijos, kurie ateina iš jūsų, iš aukščiausiojo aš ir tiesiog klausant jau įvyksta gydymas. Tiesiog jūs galite, pavyzdžiui, jeigu užsakote likimo matricos analizę, per 2 valandas jūs galite išleisti, nežinau, 5-6 gerus blokus tiesiog per suvokimą, per supratimą, emocijų paleidimą, nes dėmesys būna tokiais taškais ir tam tikrus blokus, kurių jūs niekada nepastebėjote gyvenime, bet aš truputėlį apverčiau tą matymą ir jūs kitų kampų galite pažiūrėti į situaciją. Taigi labai malonu man turėti savo auditoriją, dirbti su jumis, palaikyti. Tai tikiuosi, kad jums buvo verta ir naudinga. Sėkmės.